norėdami sukontroliuoti balsavimo biuletenių judėjimą nuo jų pagaminimo ir VRK išdalinimo apygardom ir apylinkėm. Tik tai turėdami dokumentus mes galime spręsti apie tai, kas ir kaip vyko. Nes biuleteniai yra griežtos apskaitos dokumentai. Rugsėjo 19 dienos VRK posėdyje buvo informuota, kad yra spausdinama 100% biuletenių rinkimų dienai ir 30% biuletenių rezervas išankstiniam balsavimui. Taigi, šito dalyku mes remiamės. Mūsų didžiausias dėmesys per šitą rinkimų turą buvo į apygardas. Štai, ką mums pavyko surinkti. Į apygardas atkeliauja tokie dokumentai, aš dabar parodysiu. Tai yra krovinio važtaraštis. Šiek tiek padidink. Iš spaustuvės UAB Lodvila, gavėjas Vyriausia rinkimų komisija ir čia apačioje yra krovinio iškrovimo vieta Naujamiesčio Vilkpėdės apygarda. Rodoma, kad atvežta 29 000 daugiamandatės rinkimų biuletenių ir 29 000 vienmandačių biuletenių. Taip, grįžtam atgal, šitą kol kas paliekam. Ir čia matome, kad Naujamiestyje 29 361 rinkėjas sąrašuose. Čia yra išankstinis sąrašas, nes vėliau šitie sąrašai šiek tiek keitėsi. Ir Lodvila atveža 29 000.